Norint atsakyti į klausimą, ar jūsų pensijos pakaks, pirmiausia reikia įsivertinti, kokią ją iš tiesų gausite. Dažniausiai paaiškėja, kad sodros pensijos neužtenka. Šiuo metu Lietuvoje pensijų kaupimo sistema susideda iš 3 pakopų – valstybinės, arba kitai vadinamos sodros pensijos, 2 ir 3 pakopų. Todėl norint realiai įsivertinti savo būsimos pensijos dydį, svarbu pažvelgti visas šias pakopas kartu. 2025 metais rugsėjo mėnesį vidutinė sodros senatvės pensija buvo 669 eurai ir 22 centai. Tai sudaro apie 45% vidutinio šalies atlyginimo. Tačiau, remiantis ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos prognozėmis, ateityje šis santykis gali sumažėti iki vos 30% buvusio vidutinio atlyginimo. Tokia tendencija siejama su senėjančia visuomenė ir mažėjančiu dirbančiųjų skaičiumi. Nes valstybinė pensijų sistema veikia paskirstymo principu. Dabar dirbantys žmonės moka mokesčius, iš kurių išmokamos pensijos dabartiniams seniorams. Tad būsimos pensijos dydis priklausys nuo to, kiek žmonių dirbs ir koks biudžetas bus surinkamas ateityje. Pagal Eurostat duomenis, anksčiau vieną pensininką išlaikydavo 6 dirbantieji, dabar apie 3, o ateityje šis santykis gali sumažėti iki vos 1,6–1,8. Todėl tikėtis, kad vien valstybė užtikrins orę senatvę, būtų pernelyg optimistiška. Būtent dėl šios priežasties ir buvo sukurtos 2 ir 3 pakopos, kad kiekvienas žmogus galėtų papildomai kaupti savo ateičiai. Kaupiant 2 pakopoje kartu su sodra, vidutiniškai pensija sudarys iki 50% buvusių pajamų. Todėl norint užtikrinti orę senatvę, reikėtų investuoti papildomai asmeniškai. Pavyzdžiui, 3 pakopoje. Pasauliniai finansų ekspertai rekomenduoja, kad pakitimo norma, tai yra pensijos ir buvusių pajamų santykis, siektų apie 70%. Todėl norint tą pasiekti, skaičiuojama, kad jau nuo pirmų darbų reikėtų atsidėti apie 10% gaunamo atlyginimo investavimui. Kviečiu pasinaudoti GoIndex pensijų skaičiuoklę ir įsivertinti būtent jums prognozuojamą pensijos dydį ir pakitimo normą, kurią galite rasti goindex.lt puslapyje skiltyje skaičiuoklės. Vertinant skaičiuoklės rezultatus, dažnu atveju pastebėsite, kad kuo anksčiau pradeda kaupti, tuo mažiau reikia pastangų, norint pasiekti norimą rezultatą. Net ir nedidelės, bet nuoseklios įmokos gali ženkliai padidinti jūsų būsimą pensiją.